siūlome teminę ekskursiją Vilnius geizerių miestas. Sako, vasarą Sacharos smėlyje galima įsivirti kiaušinį. Lietuvoje taip pat, bet tik žiemą. Mūsų Respublikai šiuo metu veikia apie 5000 katilinių, dauguma iš jų smulkių, neekonomiškų. Vien Lazdijuose, ne pačiame didžiausiame Respublikos mieste, per 40 tokių neekonomiškų katilinių, kurių židinius kursto per 150 tokių vaidilaičių. Išgarintas iš lietuvėlės kuras virsta debesėliais plaukiančiais dangum. Duris! Duris! Kas duris atvėręs laiko? Visada patogiausia nubausti iešmininką. Pavyzdžiui, patrumpinti per ilgą katino uodegą. Nėra čia ko šilumos pro duris nešioti. Aštrių pojūčių mėgėjus turime nuliūdinti. Katinėlio uodegos joks budelis nenukirto. Tiesiog Lietuvoje atsirado anksčiau nematyta trumpo uodegių katinų veislė. Taip kaip ir kiaušinienės ant šiluminės trasos dangčio viduržiemį jau nebeišsikepsi. Labiausiai supuvę vamzdžiai iš viso 600 km arba 20% visų Lietuvos trasų išimta, pakeista ir apšiltinta. 85 metais Lazdijuose buvo 40 katilinių, šiandien viena. Ji degina biokurą ir šiluma aprūpina visą miestą. Kiek be bandytum lyginti senųjų ir naujosios katilinės įrangą, panašumų nerastum. Jei dabar lazdijiečiai senoviškai kūrentų mazutą ar akmens anglį, mokėtų po 38 centus už kilovatvalandę. Dabargi moka 24 centus ir ekologiškas biokuro dūmas iš kamino rūksta. Panašios permainos visuose 60 savivaldybių šilumos tiekėjų ūkiuose. Per šios 30 mečius Lietuvos centralizuotam šilumos tiekime buvo įdiegtos naujos technologijos tiek šilumos gamybos šaltiniuose, tiek ir šilumos perdavimo tinkluose. Taipogi buvo pradėtas naudoti vietinis biokūras vietoje brangaus iškastinio kuro, tai yra gamtinių dujų ir naftos produktų. Ir taipogi daugiabučių namų įvaduose ir kitose pastatuose įrengti automatiniai šilumos punktai. Ir šitų atliktų darbų dėka šiandien Lietuvos gyventojai moka 500 milijonų litų mažiau. Net pažįstamai pasikeitė miestų ir miestelių šilumos jėgainės. Vietinis biokuras keičia vis brangstančias gamtinės dujas, o tai atpigina šildymą vartotojams. 98 metais šilumininkai susibūrė į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją. Jų pastangomis įrengiamos moderniausios šildymo sistemos. Būtent šių žmonių veiklos rezultatas atnaujintas šilumos ūkis. Didžiosios šilumos ūkio pertvarkos per 2 dešimtmečius leido šilumos nuostolius Lietuvoje sumažinti nuo 32 iki 15%, o tai atitinka Europos standartus. Daugiausia laimėjo tos savivaldybės, kurios pirmosios ryžosi statyti naujus biokuro katilus, nes neturėjo gamtinių dujų, o mazutas brango nesuvaldomai. 2000 metais mūsų teritorijoje buvo mokyklos šildomos elektra, centrinė katilinė mazuto. Tuo momentu gal nebuvo tos ypatingai didelis kainos, bet jau buvo kainų kilimas. Ir tuo momentu mes padarėm didelius darbus. Šildymo atnaujinimas, pakeitimas kūro atsipirko praktiškai per 1 metus. Naujausia ir moderniausia biokuro jėgainė Šiauliuose. Į jos dėka per pirmąją žiemą šiauliečiai sutaupė 15 milijonų litų. Šiluma atpigo 13%. Trečdalis viso sunaudojamo kuro biokuras.
bet miestas tikisi visai atsisakyti dujų. Mūsų tikslas yra pereiti prie biokuro, nes vis tiek bet kokie teoriniai skaičiavimai ir praktiniai rezultatai sutampa ir biokuro galimybę pastatyti biokuro katilą mes turime, galėtume panaikinti ten turimus mažesnius dabar dujinius katilus. Kitoje Lietuvos pusėje Alytaus biokuro jėgainė. Čia beveik nebuvo europinės paramos, bet šilumininkai įrengė moderniausias technologijas – kondensacinį ekonomaizerį, elektrostatinius filtrus, žymiai pagerinančius ne tik ekonominius, bet ir ekologinius jėgainės parametrus. Ar patenkinti patys miestiečiai? Manau, kad jie tikrai turėtų būti patenkinti ir yra patenkinti, nes biokuro dėka žymiai sumažėjo kaina. Taip, kad kiekvienas nori, jokiuose parduodantis nori mokėti brangiau, o gaunantis paslaugą visą laiką nori mokėti pigiau ir kadangi moka pigiau, tai aišku, jie patenkinti. 7 myliais žingsniais prie biokuro pereina mažieji Lietuvos miestai. Čia yra europinė parama ir įvairūs socialiniai fondai padeda. Štai Naujojoje Akmenėje, pačiame miesto centre, iškilo visiškai nauja biokuro katilinė, leidžianti sumažinti šilumos kainą 5,2%. Kiti, kaip pavyzdžiui Širvintos, senajame katilinės pastate sumontavo ekonomišką biokuro katilą. Modernizacija palietė absoliučios daugumos savivaldybių šilumos tinklus. Štai ši kosminį laivą primenanti dispečerinė veikia Vilniuje. Iš jos reguliuojamas šilumos tiekimas visam miestui. Būtent Vilniuje pirmiausia gimė idėja vietoj dujų įvesti biokurą. Dar 2006 metais buvo paleista didžiausia Baltijos šalyse 60 MW galios biokuro katilinė. Tačiau dešimtmetį trunkančios politinės diskusijos taip ir neleidžia visai atsisakyti dujininkų vamzdžių. Panaši situacija ir Kaune. Tad šiluma Dipolio gyventojams kainuoja vos ne dvigubai brangiau nei biokurų besišildantiems, pavyzdžiui, Širvintų gyventojams. O šie du miestai pusė visų centralizuotos šilumos vartotojų. Bet jei Vilnius ir Kaunas pagaliau pastatys savo biokuro jėgaines, iš kur Lietuva ims biokuro? Pasaulyje vis populiarėjančios dujų alternatyvos. 3 kartus už dujas pigesnio vietinio kuro Lietuva turi dvigubai daugiau nei reikia vidaus poreikiams. Ir pusė juo šiuo metu supūdoma. Dar kartą persikelkime į 85-uosius praeito amžiaus metus. Savo buto duris ne tik uždaro, bet ir užrakina. Tik langų nerakina. Norint užrakint, pirmiausia reikia uždaryti. O nori uždaryti, ieško kirvio. Tai svarus gamybininkų indėlis į žiemos neutralizavimo procesą. Pažvelkime į mūsų daugiabučius šiandien. Ten pokyčių nuo 85-ųjų nelabai ir rasime. 45 000 daugiabučių pastatyta praėjusio amžiaus 60-90 metais. Ir beveik visus juos reikėjo seniai renovuoti. O pasisekė tik 481 namui. Tai yra mažiau nei 2% visų daugiabučių. Tik jie per paskutiniuosius 5 metus sulaukė statybininkų. Jei reiktų atspėti iš nuotraukos, kada fotografuoti šie namai, bei ypatingų laikmečio atributų, to niekaip nepadarytume. Ir tiek šilumos ūkyje nuveikusiems kyla klausimas. Kam modernizuoti katilines? Kam ieškoti novatoriškų sprendimų? Kam gabenti biokurą ar šildinti šilumos perdavimo trasas, jei vis tiek energija išeis pro senų, nerenovuotų namų langus ir sienų plyšius? Daugiabučiuose gyvenamuose namuose praktiškai nieko nėra padaryta per tuos 30 mečius ir gyventojų mokėjimai už šilumą yra dideli, kadangi pastatai suvartoja labai daug šilumos, norint užtikrinti juose per šildymo sezoną 18-20 laipsnių temperatūros. Ir norint išspręsti šitą klausimą, reikia atlikti visuotinę daugiabučių namų renovaciją, jų apšiltinimą ir tada Lietuvos gyventojai mokėjimus už šilumą sumažins ir 60 kvadratinių metrų buto ploto šildymas per mėnesį kainuos nedaugiau kaip 100 litų. Šildydamas save ir savo būstą mieste, žmogus negali atsiriboti nuo kaimynų, negali pamiršti aplinkos taršos. Juk neįmanoma būtų grįžti į 19 amžių su tūkstančiais kaminėlių, su degėsių kvapu ir byrančiais suodžiais gatvėse.
Tad nėra šiandien ekologiškesnio visuotinio miestų šildymo būdo kaip centrinio šildymo sistema, nukreipiančio taršą nuo gyvenamųjų rajonų, galinčio įdiegti moderniausius oro valymo filtrus bei leidžiančio efektyviai panaudoti patį pigiausią menkavertį kurą, tuo pačiu dar ir sunaikinant įvairias atliekas. Žmonėmis, gamtinę aplinką ir kultūros paveldų labiausiai besirūpinančios Skandinavijos ir vakarų Europos šalis didžiuojasi būtent centrinio šildymo sistema. Civilizuoto miesto gyvenimo privalumai Stokholme ir Vienoje, Kopenhagoje ir Berlyne seniai įrodė šios sistemos būtinybę šaltojo klimato juostoje. Lietuvos miestai čia niekuo nenusileidžia Europos didmiesčiams.